Ugniagesiai gelbėtojai. Sveiki, su jumis laida Ugniagesiai gelbėtojai ir aš jos vedėjas Karolis Sakalauskas. Pasižiūrėkite, ką matysite šį vakarą. Lemtingas telefono skambutis, nuo kurio priklausė vaiko gyvybė. Supratau, kad reikalą turim su mirtim ir kažkas turi pagelbėti. Pergyvenau nemažiau turbūt negu tėvai. Ūkininkų košmaras Šilutės rajone. Kas netikėtai paskandino šieną? Vienas rulonas kainuoja 60 litrų. Čia už viskas buvo sumokėta 9 000. Ir patarimai, ką daryti, kad stichinės nelaimės neužkluptų netikėtai. Ugniagesiai gelbėtojai. Kai žmogus atsiduria ekstremaliose situacijose, kuriuose gresia pavojus gyvybei, vos vienas teisingas žodis ar veiksmas gali nulemti laimingą pabaigą arba tragediją. Jūsų dėmesiu dramatiška istorija nutikusi sostinėje, kai 2 metų vaikas atsidūrė mirties gniaužtuose, o jo tėvo skambutis numeriu 112 tapo lemiamu. Kaskart, kai prasideda bendrojo pagalbos centro operatorių budėjimo pamaina, kiekvienas žino, bet kada gali užgriūti drama, kai jų žodis gali lemti gyvybę ar mirtį. Operatorė Viktorija, moters vardas pakeistas ir jos veido šiame siužete nepamatysite. Netrukus sužinosite kodėl. Ši moteris dramatiškiausio pagalbos skambučio per savo karjerą sulaukė paskutinę darbo dieną prieš atostogas. Kažkaip, aš taip supratau, kad reikalą turim su mirtim ir kažkas turi pagelbėti. Pati pergyvenau nemažiau turbūt negu tėvai. Minėtoji gyvybės ir mirties drama prasidėjo tuomet, kai mažasis gruodis, kurį dabar matote tėvelio pašonėje, pernai žiemą atsidūrė ekstremalioje situacijoje. Tąkart ir tėvas, ir sūnus sirgo. Abiems buvo aukšta temperatūra. Temperatūra, kuri vienam iš jų vos nesibaigė tragedija. Jis pradėjo kosėti ir tuo pačiu metu, kai jis kosėjo, jam prasidėjo, bent jau kaip mediciniškai įvardinta buvo tie febriliniai traukuliai. Ir tas reiškia, kad jam užsispaudė kvėpavimą visi takai, jis negalėjo niekaip kvėpuoti. Ir ką aš jau pamačiau atbėgęs į kambarį, kada mane prisižadina ir sako, atbėg, pasižiūrėk, kažkas ne taip, tai jis jau buvo visas mėlynas, tokioj migdomai kėdutėj. Tada mes jį išsitraukėm ir gaivinom. Ir kaip atsirado telefonas mano rankose ir kaip aš surinkau 112, tai aš net neatsimenu. Labą dieną. Labą. Jūs greitosios pagalbos mažam vaikui. Kas atsitiko? Nieko nešneka, temperatūra 39. Tai su sąmonė ar ne? Jis pradėjo purtytis visas. Jaunieji tėvai buvo kaip reikiant išsigandę ir nelabai žinojo, kaip elgtis tokiu atveju. Man atrodo, kad jisai buvo besąmonis. Mes ten kvietėm į vardu, bet jisai niekaip nereagavo ir buvo užsimerkęs, aš kiek pamenu. Kažkaip, aš taip supratau, kad reikalą turim su mirtim ir kažkas turi pagelbėti, kad kad būtų galima dar su to kovoti, nes vienas pats aš net neįsivaizduoju, ką daryti. Žinau, kad laikęs buvau ten teisės vairavimo, kai laikiausi, tai ten mokė, kaip gaivinti, atsimenu maždaug, kaip tą reikia daryti, bet daugiau to chaoso buvo nepasitikėjimo savim ir aš tikrai galiu vienas pats susitvarkyti. Dėl to toks jausmas, kad skambinu 112, kad būtų papildoma pagalba. Turbūt tai buvo likimo malonė, kad šį pagalbos skambutį priėmė būtent bendrojo pagalbos centro operatorė Viktorija, kuri prieš tai 10 metų buvo dirbusi ligoninėje ir netgi reanimacijos skyriuje. Gaivinkit! Darykit įpūtimus ir krūtinės paspaudimus. 2 įpūtimai, 30 paspaudimų. 2 įpūtimai, 30 paspaudimų. Nukentėjusį jį pirmiausiai paguldykite veidu į viršų ant kieto pagrindo. Po to atlaisvinkite kvėpavimo takus. Atloškite galvą, apatinį žandikaulį atverkite. Prieš pradėdami daryti įpūtimus, pasižiūrėkite, ar burnoje nėra svetimkūnių. Telefonu yra labai sunku įvertinti situaciją, kadangi tu nematai, tu tik tai girdi. Tavo akis ir ausis yra tas, kuris tau skambina. Ir iš tikrųjų kartais yra labai sudėtinga įvertinti tą situaciją, kiek jinai rimta. Mes abu gaivinom, dėl to, kad mano viena ranka laikė telefoną,
Viena ranka aš ją masažavau širdį, o mama įkišusi 2 pirštus jam į burną neleido sukasti ir per burną pūtė orą. Tai reiškia, jinai pūtė orą, aš masažavau širdį ir išnekėjau telefonu. Tai reiškia, kad aš dar mamai pasakodavau šiek tiek, kad liktai aš atsimenu buvo, kad nepūskit per stipriai, kad plaučiai nepažįstumėt plaučiai ir kažkas tokio. Tai dar paprašydavau, kad nepūs per stipriai ir dar kažką tokio. Tai abu gaivinam tuo metu. Ar kvėpuoja pats vaikas? Ne, pats nekvėpuoja. Pats nekvėpuoja, tada gaivinkit. 30 paspaudimų, 2 įpūtimai, greitoji pasisvyksta. Aš bandydavau atitraukti ranką, pasižiūrėti, ar jo pilvas išsipučia, susileidžia, tai to nebūdavo ir aš tada tęsdavau tą širdies masažavimą. Kol gaivinau, niekaip nenustatyti, ar jisai kvėpuoja ar ne, dėl to, kad panika tokia sukaustanti, kad labai sunku buvo padaryti tarpą ir pasitikrinti, ar jisai dar kvėpuoja ar ne. Prieš darydami įpūtimus užspauskite nukentėjusiojo nosį. Žandikaulis apatinis, kaip minėjau, atvertas. Burna turi būti glaudžiai prisilietusi prie nukentėjusiojo burnos. Įpūtimai turi būti daromi taip, kad po vieno įpūtimo mes turime pamatyti, kad nukentėjusiojo krūtinės ląsta pakilo. Po 2 įpūtimų darome širdies masažą, paspaudimus. Dedame rankas ant nukentėjusio krūtinkaulio ir darome 30 paspaudimų. Paspaudimai turi būti daromi nenaudojant rankų jėgos, nelenkiant rankų per alkūnes, o tiesiog naudojant viršutinę kūno dalį. Santykis tarp paspaudimų turi būti maždaug nepilni 2 paspaudimai per sekundę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iš tos siaubingos žiemos nakties Dalius nepamena daug vaiko gaivinimo smulkmenų. Vienintelis, neišdildomai jam į atmintį įsirėžęs dalykas – bendrojo pagalbos centro operatorės balsas. Liepdavo kažką padaryti, mes ten darom. Nebūtinai, kad aš taip manau, kad nebūtinai mes ten tiksliai darėm tai, ką jinai sakė, bet taip stengiamės daryti kuo tiksliau, ką jinai sako. Ir tada tik tai toks tarpas atsiranda, jinai vis klausia, o kaip dabar. Jeigu to nebūtų, tai toksai norisi vis laiką įdėti tokią paniką, kada ta greitoji bus ir vis neleisdavo jinai tai panikai eskaluotis. Ar bent kiek paraudo vaikas? Baltas visas. Buvo mėlynas. Atloškit galvą, bandykit įpūsti, kad pasikeltų krūtinės ląsta. Tuo momentu, tas 10 minučių, kada kiek ten truko, tai jam visiškai, kaip pasakyti, jam niekaip negerėja ir neblogėja. Jisai tiesiog gulėjo ten toks pamėlęs, po to spalva, man atrodo, jis baltėti pradėjo. Bene pats svarbiausias dalykas kritiniu momentu buvo tai, kad niekas nepasidavė panikai. Tėveliai gruodį gaivino apie 10 minučių, kol atvyko medikai. Man tai atrodo, kad ten amžinybė trunka tas greitosios atvažiavimas. Tai tas buvimas visą laiką kartu toks buvo, tas toks labai pagelbėjantis. Ir iš tikrųjų, kaip pasakyti, mes atgaivinom jį iki greitai atvažiuojant. Tik įėjo jau medikai pro duris, jisai atsisėdo pats ir tada toks liktai iš kažkur atėjęs ir žiūri, kas čia vyksta. Ne? Tai mes spėjom atgaivinti iki tol, kol medikai atvažiavo. Tada jau medikai tik tai jį paėmė, išsivežė tokį šiek tiek apsiblaususi. Man atrodė, kad prabėgo visą amžinybę iš tikrųjų, nes operatoriui ir pačiam tokie skambučiai yra labai didelis stresas. Ir, sakykime, tada supranti tą laukiantį pagalbos žmogų, kaip jam prailgsta laikas. Dalius įsitikinęs, kad tai buvo ne tik dramatiškiausios 10 minučių jo gyvenime, bet ir lemtingos, jeigu ne bendrojo pagalbos centro operatorės Viktorijos patarimai. Nežinau, kuo viskas galėjo baigtis. Iš esmės jinai išgelbėjo mano vaiko gyvybę, nes man toks jausmas, kad jinai mūsų rankomis jį gaivina, viską daro, mums tik tai reikėjo nurodymų klausytis, atsakyti visus klausimus ir patys mes tikrai nebūtumėm ten taip susitvarkę. Padėkos jausmas tėvą ir sūnų atvedė į bendrąjį pagalbos centrą, kuriame jie susitiko su operatorė Viktorija.
sėdi. Kažkas taip sveikinasi. Tai. Labą dieną. Labą dieną. Tai noriu išreikšti mūsų padėką kartu su Gruodžiu už pagalbą didelę metai atgal. Ačiū Jums labai. Ačiū labai. Buvo labai malonu, kad galėjom padėti. Net nežinau, noriu apsikabinti, jeigu galima. Galima. Ačiū labai. Nu va. Labai padėjo iš tikrųjų tai, kad vykdėte visus nurodymus ir pasakymus, ką reikėjo padaryti. Iš tikrųjų labai padėjo Jūsų bendradarbiavimas. O ten iš tikrųjų aš pats dar sirgau tuo metu, nežinau, kaip Jūs ten mane sugebėjot girdėti. Aš supratau, kad greičiausiai, kad Jūs užkimęs sunkiai sekėsi išgirsti, už tai po keletą kartų kartojau savo klausimus. Nu va, tai toksai va išgyveno. Ačiū labai. Gruodį, aš tau irgi turiu dovanų. Noriu tau padovanoti puodelį su mūsų simbolika. Kad kai tu gersi kažką tai iš to puodelio, prisimintum mūsų pagalbos centrą ir žinotum, kur skambinti, kai atsitinka kažkas negero. Vienas, du. Puikiai. Šios moters, bendrojo pagalbos centro operatorės, kuri padėjo išgelbėti vaiko gyvybę, veido nematote todėl, kad ne visi žmonės būna tokie dėkingi. Po rezonansinės Panevėžio mergaitės žūties pasitaikė atvejų, kai gatvėje buvo užpulti visiškai kitų miestų bendrojo pagalbos centro darbuotojai. Ir vien todėl, kad jų veidus kažkas matė per televizorių ir nusprendė suvesti sąskaitas nežinia už ką. Baimindamasi galimo smurto, vaiko gyvybę išgelbėjusi moteris pasirinko būti šešėlyje. Turbūt teisingas posakis yra, kad tik nedaug žmonių sugeba daryti gerą, o beveik visi sugeba daryti blogą. Pasižiūrėkite, ką matysite po reklamos. Ūkininkų košmaras Šilutės rajone. Kas netikėtai paskandino šieną? Vienas rulonas kainuoja 60 litų. Čia už viskas buvo sumokėta 9 000. Ir patarimai, ką daryti, kad stichinės nelaimės neužkluptų netikėtai. Ugniagesiai, gelbėtojai. Ugniagesiai, gelbėtojai. O dabar pasakojimas apie tai, kokie pražūtingi gali būti vasaros potviniai. Palyginti su pavasariniais, kurie tirpstant ledams kyla pamažu, šie gali užklupti kur kas greičiau, o jų padaryti nuostoliai gali būti neprognozuojami. Ši unikali istorija nutiko Šilutės rajone, kur jungtinės lietaus, upės vandens ir graužikų pajėgos privertė nustebti net potvinių užgrūdintų žmonės. Ugniagesiai, gelbėtojai. Nors Šilutės rajono gyventojai yra pripratę prie potvinių, kurie tūkstančius hektarų užlieja tirpstant sniegui pavasarį, bet šis 2007 vasarinis potvinis Alkos kaime nustebino net ir visko mačiusius gyventojus. Vandenyje plūduriuojančios tabletės, taip žargonu dažnai vadinami šienainiai, šokiravo net ir Alkos kaimo gyventojus. Tokiu atveju aš pirmas įkį. Esu matęs čia, kad potviniai buvo, kad būdas buvo nuskęstas, mačiau, nuotolių čia. Bet taip čia pirmas įkį. Birželio mėnesį ūkininkai labiausiai bijo smarkaus lietaus, kuris gali sutrukdyti šienapjūtę arba dar blogiau, supūdyti jau nupjautą šieną. Ir nors naujovės tokios kaip šienainiai padeda išvengti panašių rūpesčių, bet tą vasarą Alkos kaimo ūkininką Kęstą Vasiliauską mažai gelbėjo ir jos. Netikėtas vasaros potvinis iškrėtė jam piktą pokštą. Iškilo grėsmė prarasti ir šieną, ir tūkstantinės investicijas. 130. Romanį. Vakar vežėm, šiandien vežėm, plūtum jau vežėm. Ten tempėm, vėl tempam. Nu ką darysi? Vienas rulonas kainuoja 60 litų. Čia už viskas buvo sumokėta 9 000. Vandens ūkininko pievoje giliausiose vietose buvo apie 1,5 metro, beveik iki pažastų. Potvinis užliejo apie kelis šimtus hektarų. Brisdami per užlietą vietovę, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi. Jei tektų bristi per užlietą vietovę keliese, tarpusavyje patariama susirišti virve. Pagrindinis žmonių tikslas buvo sugriebti šienainius, kol jie dar plūduriuoja vandens paviršiuje ir nepaskendo. Jau kada nuskenda viską, jau ten jų vis neįpaims. Jau skadins, jau nuostolis yra. O kas mokės, jau kam, jie nevedos, jis supūs jisai. Jie pradės pūti. Ką galim paimti, žinai, jam, o ką darysi. Nors lietus buvo labai smarkus ir merkė žemę beveik savaitę, bet jis vienas nebūtų galėjęs pridaryti tiek daug nuostolių ir paskandinti šimtų šienainių. Kaltė už šį potvinį kliuvo ir pro Alkos miestelį tekančiam Tenenio upeliui, tiksliau apsauginiam pylimui.
Kadangi jis pastatytas iš durpingos medžiagos, kurioje vietos graužikai buvo prisirausę gausybę urvų, kurie per lietų pritvino vandens, pylimas kaip reikiant įmirko, o padidėjus vandens slėgiui net laikė spaudimo. Jeigu nebūtų teninio pylimas pralaužtas, vandens kiekis būtų tiek nepakilęs, tai ūkininkai tiek bėdos, kaip dabar ką matom, būtų neturėję. Skaičiuojama, kad buvo išgriauta apie 200 metrų pylimo, o visas patvinusios upės vanduo plūstelėjo tiesiai į ūkininko pievą. Pradėjo semti ir kelius. Gyventojai, gyvenantys galimoje potvynio zonoje, save ir savo turtą gali apsaugoti statydami smėlio maišų pylimus. Geriausiai naudoti 40 cm pločio ir 70 cm ilgio maišus. Tokie maišai pripildyti smėlių sveria apie 18 kg. Juos reiktų pripildyti smėlių iki pusės, o viršų užrišti virve. Smėlio maišų pylimus įvertinus galimą vandens įsiliejimo teritoriją ir finansinės sąnaudas geriausiai statyti aplink kiekvieną namą arba keletą sodybų. Išgriebti potvynio apsemtus šienainius nebuvo vieno ūkininko jėgoms, todėl čia dirbo net keli traktoriai. Į pagalbą atskubėjo ir kaimynai, kurie vilkėdami kombinezonus braidė ir žvejojo šienainius, bandydami patys nesušlapti. Sunkumų nėra. Tiktais tu, kad bijai, kad vandens neprisemti. Reikės įsimautis. Mažiau karšto vandens reikės namuose. Jeigu per potvynį įkristumėte į vandenį, nusimkite sunkius drabužius bei apavą. Stenkitės įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus. Stipriai laikykitės ir laukite pagalbos. Ūkininko nelaimėje nepaliko ir Šilutės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie pirmą kartą per savo karjerą dalyvavo tokio pobūdžio operacijoje. Jie išbandė net kelis šienainių žvejojimo būdus. Bandė juos stumti ir tempti į krantą valtimis ir tempti prisirišus diržais. Bendromis pastangomis buvo išgelbėta nemažai ūkininko šieno, tačiau šios maudynės dar ilgai įstrigo šilutiškių atmintyje. Po potvynio, kad išvengtumėte per vandenį plintančių infekcinių ligų, tokių kaip cholera, dezinterija, vidurių šiltinė ir kitų, išvalykite savo šulinius, surinkite šiukšles, pagalius, dezinfekuokite šulinius chlorkalkių tirpalu, o dėl geriamo vandens kokybės kreipkitės į visuomenės sveikatos centrą arba apskrities valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos laboratoriją. Vis dėlto šienas nebuvo vienintelė šio vasarinio potvynio Alkos kaime auka. Važiuodami pro apsemtus kelius, nemažai automobilių pametė ir valstybinius numerius. Laimiai, juos braidydami po balas surado vietiniai gandriukai. Rytoj jau prasideda kalendorinė vasara. Sinoptikai sako, kad dėl klimato atšilimo kiekviena vasara atneš vis daugiau ir stipresnių stichinių reiškinių – lietaus, audrų, uraganų, žaibų ir kitų nelaimių. Atsargius ir Dievas saugo, todėl pasistengkite saugoti save ir savo artimus. O kad būtumėte dar saugesni, jums padės nauja išankstinė gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Kuriant ją buvo siekiama, kad Lietuvos gyventojai ir užsienio piliečiai esantys mūsų šalies teritorijoje kuo paprasčiau galėtų nusistatyti savo mobiliuosius telefonus, kad gautų pranešimus tiesiogiai į savo telefonus apie grėsinčias nelaimės. Ši paslauga gyventojams nemokama. Dabar jums papasakosiu, kaip reikia nustatyti savo mobiliuosius telefonus, kad gautumėte trumpasias SMS žinutes dėl perspėjimo apie grėsiančius pavojus. Vienas iš būdų – internete atsidarote svetainę Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba. Adresas www.vpgt.lt. Svetainės dešinėje pusėje matote animacinę nuorodą, ant kurios parašyta gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema. Spaudžiame ant tos nuorodos. Naujai atsidariusiame lange jūs matote, kad reikia pasirinkti telefono gamintojo nuorodą. Spaudžiame ant mano telefono gamintojo nuorodos. Atsidaro sekantis langas, kuriame reikia pasirinkti jūsų telefono aparato modelį. Pasirinkus modelį telefono, jums toliau atsidaro kitas langas, kuriame viskas smulkiai, kiekvienas žingsnis yra aprašytas, ką reikia daryti, kad nustatyti savo mobilųjį telefoną. Taigi tai yra vienas iš būdų, kaip nustatyti savo mobilųjį telefoną pasinaudojus internetu. Tiems, kas neturite interneto galimybės prieiti prie interneto, parodysiu, kaip iškart telefone galima tai padaryti. Mobiliajame telefone spaudžiame nuorodą pranešimai. Toliau spaudžiame nustatymai. Susirandame CB suaktyvinimas. Spaudžiame CB suaktyvinimas. Toliau spaudžiame kanalo konfigūraciją. Toliau spaudžiame priimamas kanalas. Renkamės mano kanalas.
Toliau spaudžiame pridėti kanalą. Kanalo pavadinimo eilutėje rašome dėmesio. Kanalo numeris. Kanalo numerio eilutėje rašome 5, 7, 8. Pažymime įjungti kanalą ir visą tai išsaugome. Nuo šiol jūsų telefonas yra nustatytas, kad gautų trumpasias SMS žinutes apie gresiančius pavojus. Apie uraganą, apie audrą, apie škvalą. Daugiau informacijos, kaip nustatyti įvairių gamintojų telefonų aparatus, rasite interneto svetainėje www.vpgt.lt. Ugniagesiai gelbėtojai. Šiandieną viskas. Ačiū, kad žiūrėjote. Ramaus jums vakaro ir gražaus pirmojo kalendorinės vasaros savaitgalio. Jeigu bėda, nepanikuokite, skambinkite telefonu 112. O mūsų laidas galite peržiūrėti internete svetainėje TV3 Play. Sudie.